Jau dabar panas. Hello! Tai aš esu Indra Lubytė iš Klaipėdos ir baigiau mokyklą ir studijuosiu grafiką Vilniuje. Labai noriu ten važiuoti. Tai va. O čia dabar į Nidą atvažiavau paatostogauti šiek tiek. Bet esu čia dirbus, tai čia labai faina vieta. Kaštonas. Tai va, o aš esu Aurelija iš Klaipėdos. Baigiau mokyklą, studijuoju jūrų uosto inžineriją Klaipėdos universitete. O aš irgi atvažiuoju į Nidą padirbti, užsidirbti ir šiaip papramogauti. Kažkaip čia ramiau viskas yra visiškai, nes kai kokį didmiestį nuvažiuoji, ten triukšmo žiaurus, čia atvažiuoji ir iškart visiškai kitaip atsipalaiduoji ir labai ramu būna ir labai gera. Tikrai. Nežinau. Vaikštai atsipalaidavęs, tarsi kojas pametęs, džiaugiesi. O kaip darbas tas? O, darbas tai intensyviai. Dirbi, mėgi, dirbi. Bet yra laiko atsipalaiduoti, šiek tiek. Apie pastatus? Man tai čia pastatai labai faini ir nereikėtų čia Nieko čia nereikia keisti visiškai. Labai gražu dėl to, kad tik tai Lietuvoje tik tai vat Nida, Juodkrantė turi tokius unikalius statinius. Ypač tas bordovas, mėlynas, baltas spalvos. Traukia akį. Ir jachtas traukia. Tai Parnidžio kopa, manau, ir miškai daugiausiai saugomi. Bet tai ir turi būti, aš tai manau, ir labai gerai, kad čia va, pastatų visokių nėra aukštų ir šiaip, nežinau. Nežinau. Viskas yra gerai. Gerai, kad saugo. Galėtų dar daugiau saugoti. Ir daugiau avyčių, kad nuvalgytų žalytę. Ramuma, atsipalaidavimas. Šiaip graži atmosfera, aplinka, viskas. Atmosfera tikriausiai to rami tokia, nežinau čia. Žmonės traukia, kuriuos susipažįstam su žmonėm, tarkim, kur kartu dirbam. Faina grįžti, prisiminti, kaip buvo linksma ar nelinksma, visai kaip. Visus nuotykius analizuos. Dėja. Zaviša? Aš žinau, kad čia dirba panelė pavardę Zavišaitė. Justė. Jo dukra? Taip. Tai va. Jau dirbo dabar. Jo, išvažiavo jinai. Tai vadina žinom. Tai kažkiek gal ir žinom, bet ten pastatų jokių, tai nelabai galėčiau įvardinti. Jis buvo vyriausias architektas ilgą laiką. Geras. Jo tėsis. Jos. Geras. O, kaip faina. Ir jam skirtas renginys kiekvienais metais Nidoje vyksta. Nu, jo gimtadienio proga. Ir va, mes tam renginiui čia ir filmuojam. Tai va.